Nematom? Ne. Vienas. Skaičiuojam per naujo. Ir prasideda komedija košmariška kosmo. Košmariška komedija. Ir skaičiuojam. 5, 4. Jis, miela publika, kompanija susirinko pažiūrėti, kaip įvyks šou. Ir karočią. 3, 2. Stabdis visiems pažįstamas. Pavyzdžiui, kaip ponas Vynas, mokantis pralinksminti publiką. Ladies and gentlemen, here pristatom Let's Go to Šaras! Šančiai! Sveiki atvykę! Palaukit! Kaip šiandien gerai! Smoking! Sveiki atvykę! Radau mikrofoną, Žiauriai. O dabar, karatė, prasideda taip. Aš esu toks. Karatė, aš esu žmogus. Normaliai eina. Kai normaliai žmonės su manim, tai ir aš normaliai. O kai kažkas ne to gaunas, kaip būna, tai tada, karočią, tam ir tam, taip kaip iš kojytės ir o paduotis dar. Ne, išgirs. Aš galvoju, kaip. Iššau. Viskas ir varom. Ir ta mašina atvažiuoja. Sėdna. 3. 2. Ir prasidės netrukus. Paskutinis ero, kaip sakoma. Pavyzdys. Pavyzdžiui, buvo toks, pasitaisiau mikrofoną, viską, kaip turi būti vakių. Pirmas tęsinys buvo ir vienu žodžiu. Dabar norėtume padainuoti vieną dainą. Jinai vadintųsi visiems žinoma, labai, kelelis tolimas. Kelelis tolimas. Kelelis tolimas, kelelis artimas, žvaigždelė vėl skaičiuoja žvaigždėles. Naktis palaimino mano gyvenimą, o kai su mergytė šiandien bus gerai. Na, kaip ateisiu pas tave, o kai mes sugulsim, ne. Gerai, viso šarai ramus, davai. Gera publika, jums geros kelionės, kad šitas kelelis jums nedulkėtų. Aš nenoriu, kad būtų avarija, kad jūs nuvažiuotumėt ramiai namo. Pakimakas, kas sugrįž namo, pakimaris, kas ant kiešo, kas ant nieko, o kas lengva į lovą miego. Na. Rytoj gera ir smagu bus, mums linksma visiems. Susitiksim su draugu, o tada ir bus, o gerai. Na, mes visi stumėm gerai, kaip norim, kas ten toko ir varom, o jau judam mes namo. Kaip mum gerai, kaip man sunku, kaip man šiandien sunku, man rodos žinau nuo ko, o būtų tai nuo žolė mojosios. Mik! Aš judu namo, nežinau, ką tau daryti. Atsigulk į lovą, kelionė mano netoli namai. Aš einu keliu, šalia mano draugai. Mes važiuojam visi namo gerai. Gauna žiauriai linksmai. Dar repo.